žvirbliai ausį, šala žvirbliai koja, tupi pašišiaušia, šniegą pakapoja. Batų jie neturi, trumpi jų kailinukai, susitraukia bailus guri tarsi kamoliukai. O iš visų žvėrių pasisekei tik zuikiam, dėl ko šitie žvairiukai neateime ir išpuiko. Zuikis su zuikėna save labiausiai saugo, nes kailiniais kiekvieną žiemą storiausiais ją valgo. Taip, jau atsistojo gerai. Veiksmas vyksta tarp Vilniaus ir Kauno. Tarp dviejų sostinių, kuri viena buvo laikina, o kita amžina. Dainuojam apie mergiotės išdykusias ir geras. Ir tas toks vienas yra žodis ten punk rock. Nekreipkite dėmesio. Šiaip savo. Pabūnam kartu. Tarp Vilniaus ir Kauno. Au! Dažnokai važinėjau iš sostinės į Kauną, nors Vilniui bilietų kol kas be vargo gaunu, mieliau balsuoju kelyje. Puikiausia turim autostradą, mašinos rieda švilpia tratą, pavežti kaip kenti ranką reikia. Mergiotės išdykę ir geros, šoks joms grot. Mes groti nemokam gitarom ir tik lietuvišką punk rock. Ikarai priemiestiniai traktoriai ir krazai, sustoja gelžbetoniai vežantys kamazai, o šikuliai nestoja. Pas vieną rodo daug bagažo, kitas matot šunį veža. O man jau aš į Kauną verkia reikia. Reikia mergiotės išdykę ir geros, šoks joms grot. Mes groti nemokam gitarom ir tik lietuvišką transrap. Kelkraščios dulkės nusėda, o juodo asfalto danga. Laikas abiem kryptim rieda ir pakelta ranka, apsunkusi ranka, metalo masė moja, žiūriu atrieda senas, juodas Mercedesas, vairuoja automobilį mėlyną.
mėlynakė šviesiai, neprašomas sustoja. Nėra šinučia nei bagažo, o už kelionę ji paprašo, kad lyg vėtrašių nugročiau plėjai. Kad nemoki grot fleitą. Ai, ne tavo reikalas. Mergiotės išdykę ir geros, šok, šok, šoks jums grot. Hei! Mes groti nemokam gitaro ir tik lietuvišką transą. Mergiotės išdykę ir geros, šoka, šoka, šoks jums grot. Mes groti nemokam gitaro ir tik lietuvišką transrock. Ir tik lietuvišką punk rock. Ir tik lietuvišką transrock. Prašai žodžio. Per telefaksus visokius gaunus. Rašo ir rašo mums žiūrovai, kaip ir anais laikais, taip ir dabar. Anksčiau rašydavo iš Marytės Melnikaitės kolūkio, dabar rašo iš uždarosios akcinės bendrovės Miežonių grūdai, ta pati Onutė Kirkilaitė. Taip pat rašo mums iš Šalčininkų rajono Marytė per brūkšnelį Dambrovską. Ir prašo atlikti ką nors lietuviškom. Kodėl, sako, jūs vis angliškai? O kodėl jūs nepadainuojate apie lietuvišką būstą, kaip ta šitą? Būklę, ačiū. Ir štai mes nusprendėm šią dainą skirti visoms šioje salėje esančios dalioms. Dalia, jau mūdu skiria mylios, tave vis tiek aš myliu, nors tu gal su kitu. Šaltos mano naktys, sunku tavęs netekti, dabar tai suprantu, rašau tau laišką, drebančią ranką, rašau tau Dalia, kai rytmečio žvaigždelės vis šviečia mano kelią, jau pas tave grįžtu. Šaltos mano naktys, sunku tavęs netekti, dabar tai suprantu. Skiria mylios, tave vis tiek aš myliu, nors tu gal su kitu. Dalia, šaltos mano naktys, sunku tavęs netekti, dabar tai suprantu. Taip, ačiū širdingas ir mūsų tokia prieš paskutinė daina, prieš finalinę dainą.
ten, kai buvo išėjęs tas, kur su kepurė tokia raudona, tai jūs repetavot, mes matėm viską, viskas tvarkoja su dainavimu, būtų prieš finalinę dainą, ne? Tai dabar šita daina, geras toks palinkėjimas, paprastas. Gero vėjo, bekeliantiems būres, palinkėjom pėstininkai mes. Pirmin. Apsvaigęs nuo asfalto dulkių, norėčiau išgert apelsinų sulčių, bet gaila, kad apelsinai niekad Lietuvoje neaugo. Žiūriu, kad aš tik tai musė, gyvenimo uogienės ketvirtą rūšį, klampoju, o nuo apelsinų manęs stiklainį saugo. Gero vėjo, bekeliantiems būres, pasaulį štampuoja visokias žvaigždės, programų telekompanį CBS. Vis Amerika nuoga reklamuoja kukurūzų miltus. Žiūriu, kad aš visai musė, uogienės apsemtas iš 4 pusių, o apelsinų sultims visiškai praradęs viltį. Taip pat užsirašė Visagino Tarptautinio country muzikos festivalio prezidentė ir country muzikantų asociacijos viceprezidentė Elena Čekienė. Na kągi, pirmiausiai pasisveikinkim, kaip dera kantristam. Jau! Na kągi, malonu matyti šioje scenoje tokius visada jaunus, tikrai kad deficitus, nes tokių kaip jie mažai. Tokios deficitinės publikos kaip čia susirinkę, taip pat Lietuvoje irgi mažai. Noriu pirmiausiai perskaityti tai, kas čia parašyta. Ir perduoti didžiausius linkėjimus nuo Lietuvos country muzikantų asociacijos. Lietuvos country muzikantų asociacija sveikina grupės Deficitai narius. Pirmojo kompaktinio disko išleidimo ir kolektyvo sugrįžimo į sceną proga. Linkime niekada nepamiršti country muzikos. Lietuvos country muzikantų asociacijos prezidentas Algirdas Klova, Lietuvos country muzikantų asociacijos viceprezidentė Elena Čekienė ir Lietuvos country muzikantų asociacijos valdybos pirmininkas Alius Sirgetas. O dabar leiskit įteikti ponui Aidui Karpavičiui. Misteriui Vytautui Babravičiui. Ponui Arvidui Pociui. Poniai Aldonai Stankutei Mačiulaitiniai. Poniai Jūratei Šimkutei nuneš prie kameros paduos. Ir ponui Artūrui Šležui.
Ir dar kartą geriausios sėkmės ir nepamirškit, kad galit groti ir pagrokit didesnėse scenose. Mėlyjei, kai buvot jūs, nebuvo Visagino Country. Jis dar net negalvojo, kad bus. Dabar, na kaip pasakyti, ne to, kad nėra jūsų, bet nėra aktyviai grojančių, bet atsirado Visagino Country. Aš viso organizacinio komiteto vardu, visų visaginiečių vardu noriu pasveikinti jūs su šitokia šaunia diena, su šitokiu šauniu koncertu. Ir tikrai didelis jums ačiū. O štai šitose papkėse mes taip pat norėjom palikti prisiminimą apie mūsų festivalį, o jame užrašyta taip. Tarptautinio country muzikos festivalio Visagino Country vardu sveikiname jūs po daugelio metų, nors trumpam sugrįžusius į sceną. Linkime, kad jūsų kompaktinį diską su meile klausytų ir maži, ir dideli muzikos mylėtojai. Ir gerbiamieji Deficito ansamblio nariai, nuo šiol jūs visi visada būsite garbės svečio teisėmis laukiami Visagino Country festivaliuose. Ir šių metų, ir visuose kituose, kurie, aš tikiuosi, dar ilgai bus. Na, o paskutinė tokia, galbūt staigmena, nežinau, ar tai bus dėrybos, kadangi Algirdas Klova yra ne tik asociacijos prezidentas, bet ir festivalio prodiuseris, tai mes ten sėdėdami nutarėm prašyti Deficitų grupę atidaryti 5-ąjį tarptautinį country muzikos festivalį Visagine šių metų rugpjūčio 15 dieną. Vidiš moje maž. Jaudinačios minutės, labai ačiū už tai ir Country asociacijos prezidentui, ir tarptautinio festivalio prezidentei. Viskas būtų labai gražu, bet nušležai, sąrašą pametėjai. Tai dabar, gerbėmiai žiūrovai, aš žinau, kad į chorą akademinį buvo užsirašęs mūsų valstybės kultūros viceministras, kompozitorius Faustas Latėnas, bet aš žinau, kad prieš vakarą jisai man sakė, kad gali būti iki 8 valandos. Aš niekada laikrodžio neturiu ir nesiorientuoju. O, tai jau... Bet vis tiek ačiū jam širdingai, nes jis, atsimenu, tikrai norėjo būti chore paplaukti. Dabar prašyčiau neįsižeisti, jeigu aš pamiršiu vieną kitą pavardę iš tos ar nušležai. Norėčiau galbūt sutiktų padainuoti drauge Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius gerbiamas Dėdė Mikutavičius, kaip buvo sakyta. Mielai prašau. Gerbiamas Vytautai, visi tamstą žino ir per tave turbūt ir deficitus pažino. Tie, kurie sekė kiek nors artimiau deficitų gyvenimą, tai turbūt žino daugelį atvejų, kada tuometiniai valdžiai, tuometiniams vadovams jūs įvarydavot tokią infarktinę būseną. Aš atsimenu tik tai vieną atvejį, kada tuometiniai žinijos draugijoje
draugijos lange buvo iškabintas kažkoks tai jūsų koncertas. Ir aš atsimenu, kaip visi bėgiojo. Gerai, kad dabar niekas jūsų nebijo, niekas nebėgioja, niekas dėl nieko turbūt nepergyvena, dainuojat gerai, nedainuojat vėl gerai. Bet aš manau, kad čia, kurie yra šioje salėje, iš tikro taip negalvoja. Jie jums linki, kad jūs dainuotumėt labai ilgai, kad jūs turėtumėt gerą žiūrovą, kaip šiandieną, kad jūs visą laiką būtumėt tokie sąmojingi, palaikantys humorą, gyvenat kaip šeimoj, bendraujat ir mums šiandieną visiems buvo labai gera. Aš linkiu jums visiems ko geriausios sėkmės ir lai Visagino country būna tik tai pirmas jūsų tramplinas, laiptelis tramplino į didįjį Olimpą. Daug gyvenime yra dalykų, kad atgimsta iš naujo. Aš būtent linkiu, kad šiandieninis jūsų atgimimas tęsusi labai, labai, labai ilgai. Ačiū širdingai. Gerbiama Aldutė Daučiūnienė, jūs buvote nuo pat pirmojo koncerto deficitų, nes deficitų pirmasis koncertas buvo Lietuvos TSR menininkų rūmuose. Dabar mes esame Lietuvos menininkų rūmuose. Tikėkime, gal ansamblis, jeigu bus visi sveiki, žvalūs 20-metį scenos, taipogi čia pažymės. Gal prisijunkite prie mūsų posmelį. Jeigu ne visą, tai nors pusę sudainuot kartu. Nušležai. Aš labai džiaugiuosi, kad deficitai vėl pas mus. Ir man atrodo, kad jie lygiai tokie patys, kaip buvo prieš 14 metų. Tokie pat jauni, tokie pat žavūs. Ir visiems mums suteikė džiaugsmo akimirkų. Ir aš dabar staiga improvizuodama galvoju, ką čia pasakius. Ir man atrodo, kad išreikštų labiausiai turbūt tai, ką jie daro, kad kuria muziką ir džiugina žmonės, Henriko Radausko eilės, jeigu galima. Aš nestatau namų, aš nevedu tautos, aš sėdžiu po šakom akacijos baltos ir vėjas dangiškas jos lapus atklysta ir paukštis šilbantis joj suka savo lizdą ir skamba medyje melodija tyli, o aš klausausi jos ir užrašau smėly. Ir vamzdį paimu, ir groju, ir dainuoju, su vėju ir paukščiu ir su medžiu baltuoju, ir ūžia debesys nežemiškos spalvos virš tos dainuojančios ir grojančios galvos. Grokit ir dainuokit. Dabar norėčiau pakviesti nuostabų žmogų, aš galiu sakyti, mano kartos kultūros veikėją ir ne tik tai publicistą, žinoma, šiuo atveju svečią iš Kauno, Vidmantą Valiušaitį. Mielas Vidmantai, prašau prisijungti prie mūsų deficitų. Mielas Vytautai, gerbiami tavo kolegos, atlikėjai, malonus visi čia susirinkusieji. Šiandien čia daugiausiai buvo kalbėta apie deficitus kaip country muzikos grupę, bet man atrodo, kad deficitai yra daugiau negu country. Man atrodo, kad čia yra mūsų kultūros reiškinys. Tos kultūros, kuri, kaip čia jau buvo minėta vieno kalbėtojo, buvo truputį
kuri gynė mūsų garbę, kuri gynė mūsų orumą tais laikais. 20 metų ir štai pirmoji, antroji plokštelė. O jų turėjo būti 20, bet dėja šiandien turim antrą. 20 nebuvo todėl, kad šita grupė anuo metu buvo, mano supratimo, buvo šakalys gerkliai režimui, kurio negalėjo nei praryti, nei išspjauti. Jis buvo įstrigęs ir todėl, kad jis kalbėjo tai, kas buvo natūralu žmogui, kas buvo lietuviui, patriotui. Jie buvo ginkluoti, sakant, savo talentų, savo dvasios ginklais, Dievo duotais. Kūryba, žodžio kūryba, muzikos kūryba. Ir jie pasivadino deficitais, nes laisvas žmogus tada buvo didžiausias deficitas. Reikia džiaugtis, kad jie sugrįžo. Aš manau, kad ir šiandien yra garbingas žmogus, tiesus žmogus, nuo ko ir pradėjo šį vakarą Vytautas. Man atrodo, šiandien irgi yra deficitas. Ir jie yra aktualūs ir galime tik tai paspausti rankas su jų idėjos ir dvasios pergalę. Tai, kad šiandien jie yra tose garbingose namuose, mūsų kultūros šimtmečius menančioje menėje, tai rodo, kad jų dvasios pergalė. Tie, kurie trukdė jiems, jų šiandien mes ir pavardžių neprisimename, o jie yra Vilniaus rotušėje kartu su mumis, su bičiuliais, ir mes jiems spaudžiame rankas ir linkime, kad jų dainos ilgai skambėtų. Ačiū, Vytautai. Dabar norėčiau dar, kad į akademinį chorą nušležai. Harmonikos ansamblio vadovas, be epitetų, mielas Stasiliukevičiau, gal jūs su harmonika prisijunkit prie mūsų choro taip pat. Ir norėčiau, kad pasiruoštų dzūkai, kiek žinau, kad jie atvažiavo iš Dzūkijos. Gimus 1969 metais harmonika. Harmonika kažkiek tai prisidėjo, kad išvydo būtent Vytautą Babravičių. Mes turėjom dar įvedę harmonikos ansamblį.